Pivašiūnų globos namai pasisavina iš Eugenijaus kiekvieną mėnesį po 150 eurų. 108 eurus 20 procentų pensijos ir 42 eurus vienišo asmens išmoka. Pivašiūnų globos namų socialinė darbuotoja nebendrauja su manim. Jai gėda bendrauti, bet jai negėda pasisavinti iš Eugenijaus po 150 eurų kiekvieną mėnesį. Neteisėtų būdu, apgaulės būdu vykdo nusikalstamą veiką. Pivašiūnų globos namų socialinė darbuotoja Eugenijaus 80 procentų pensijos globos namams sutvarkė be Eugenijaus paso su pavogtu kodu. Vogti paso duomenys yra nusikalstama veika. Taigi vogti paso kodą Pivašiūnų globos socialiniai darbuotojai negėda. Iš Eugenijaus per 12 mėnesių pasisavinta globos namų 1800 eurų. Neįgaliam žmogui labai dideli pinigai. Negaliu tylėti. Ir tai kalbėsiu ir viešinsiu iki tol, kol bus sugrąžinti visi pinigai. Nes pasisavinti iš neįgalaus žmogaus kiekvieną mėnesį po 150 eurų labai žiauru, nežmoniška, socialiai neteisinga. Į sodrą kreipiausi 2 kartus. Sodra sakė, pasiimti 20 procentų pensijos ir vienišo išmokos globos namai negali. Taigi bus dar daug vaizdelių, dėsiu ne ilgus vaizdelius, bet dėsiu daug vaizdelių ir daug kalbėsiu apie tai, kaip pasisavina Eugenijaus 20 procentų pensijos ir vienišo išmoka. Bus daug vaizdelių.